Bitininkystės sezonas turi savo pradžią ir pabaigą. Naujas ir sėkmingas sezonas priklauso nuo to, kaip jūs savo bites paruošite žiemojimui. Apie bičių paruošimą žiemai reportažą žiūrėkite čia, o šis reportažas apie sirupo gamybą. Bičiuliai, kokia įranga jums reikalinga? Tai yra paprasta statinė, medaus statinė, betono maišyklė, kažkoks tai užtvirtinimas, kokį jūs sugalvosite patys, priklausomai dar nuo čia šitos vietos, tai galit pas šaltkalvį nueiti, pas suvirintoją, jums padarys užtvirtinimą, reikalingas kranas ir tiesiog įpilimas, į ką jūs pilsite. Viskas, tokia savikaina labai maža, 200 litrų jūs galite pasidaryti visą kiekį iš karto visam bitynui per 3 kartus susimaitinti. Savikaina tokio įrenginio, tokio viso aparato labai nedidelė. Kojų tokiam taip pat nereikia, nes galite panaudoti tos pačius padėkliukus, kurios naudojame aviliui. Arba tiesiog ant rimtos kėdės. Arba tokia talpa, tai yra 1000 litrų statinė, kurioje yra įmontuotas variklis, didelis strypas iki pat apačios, 2 sraigtai, kurie maišo cukrų, išmaišo idealiai nepaliekantis likučių kampuose, tada yra pagrindinė sklendė, trumpa žarna ir dozavimui skirtas kranas. Mažesnė talpoje jūs galite pasigaminti sirupą su šiltu vandeniu, tačiau tokioje didelė talpoje priruošti daug karšto vandens, tai yra praktiškai labai sudėtinga, todėl šitoje talpoje gaminame sirupą tik su šaltu vandeniu, padarytas piltuvas, kad susipilti cukrų. Iš maišų, kad būtų patogiau susipilti, nes išpjauti didelę skylę, paskui labai sunku uždaryti ir bitės pajutusios sirupo kvapą pradeda čia lįst, vagiliauti ir tokią statinę lauke laikyti yra problematiška. Čia yra paprastas padarytas dangtelis, uždaryti per čia niekur bitės irgi nepajaučia jokio sirupo. O receptą maišymo matote čia. Ir turime beveik 1000 litrų paruoštą sirupą. O kaip patikrinti, ar sirupas įsimaišė, tiesiog rankiniu būdu tarp pirštų patriname, jeigu nesijaučia cukraus kristalų, sirupas išmaišytas ir saldus. Sirupas maišėsi apie valandą laiką, dabar liko jį susipilti į talpas, išvežti bitėms. O dabar aš atsakysiu į jūsų užduotus klausimus. Bites rekomenduojama ir reikia pradėti maitinti sirupu tada, kai nusiimate paskutinį medų. Tai priklauso nuo regiono, kuriame bitininkaujate, kada pasibaigia medunešiai. Pabaigus imti paskutinį medų, reikia nedelsiant gydyti bites nuo erkių ir pilti pirmas porcijas sirupo. Priklausomai nuo avilio tipo, tai gali būti arba daugiaaukštis arba dadaninis avilys, paliekama skirtingai medaus. Daugiaaukštė avilyje standartiškai medaus praktiškai nebūna, bet jeigu tai yra dadaninis arba tradicinis avilys, ten medaus būna daugiau. Prieš maitinant bites reikėtų gal pasisverti korius su paprasčiausiu pakabinamu
pakabinamos svarstyklėmis, išsitraukti korį ir pasisverti. Tada žinosit, kiek maždaug yra maisto. Na, didžiajame lizdinėme rėmelyje turi būti apie 2-2,5 iki 4 kg maisto. Tai žinant, kiek maisto, tai yra medaus, yra dabar avilyje, jūs galite žinoti, kiek jums šitai šeimai reikalinga supilti cukraus sirupo. Na, o medaus aš asmeniškai bitėms daug nepalieku, palieku 2-3 rėmelius, nepilnus rėmelius, kurių aš išimti nenoriu, palieku su medum ir iš esmės neskaičiuoju. Bet medaus, lipčiaus medaus palikti nerekomenduojama, nes nuo tokio medaus bitės prastai žiemos. Vienai bičių šeimai daugiaaukščiuose aviliuose reikia sumaitinti apie 18-20 kg matuojant sausu cukrumi. Standartiškose dadaninėse aviliuose, priklausomai nuo to, kiek paliekate medaus, tai 10-12 ir iki 16 kg sauso cukraus. Na, o kokius santykius jūs darysite, priklauso nuo jūsų, bet matuojamas viskas yra sausu cukru. Patariu bitėms sirupą supilti per 3 kartus, 5 dienų intervalu, pilant lygiomis dalimis 1, 2 ir 3 kartą. Tikslas yra toks, kad 1 kartą supylus sirupą bitės jį susineša į laisvas vietas, 2 kartą supylus sirupą bitės jau užpilinėja vietas, kuriuose buvo perai, ir 3 kartą supylus sirupą bitės suneša ir užpildo likusias lizdo vietas, kad būtų lizdas pilnai aprūpintas cukraus sirupu ir nebūtų tuščių tarpų, kad žiemą bitės tiesiog neberas maisto. Sirupą galima pilti bet kada, tačiau sirupą reikia pilti visoms šeimoms tiek pat iš karto, tada bičių šeimose nepasiras vagiliavimo. Bitės visos jau turinčios sirupo ir joms nebus tikslo pulti kitų silpnų šeimų. Na, o bitės standartiškai puola silpnas šeimas, kurias neturi motino. Tai tokias šeimas reikia apsaugoti, susiaurinant lakas, paliekant tarpą 2 bitėms išlysti, 2 gretimai šalia bitėms išlysti. Tada bitės turėtų apsiginti nuo puolančių bičių. Tačiau jei jūs supilsite sirupą iš, tarkim, 10 šeimų, 5 duosite maisto, o kitas paliksite be maitinimo, tai tos, kurios sirupą negaus, stipriai pradės pulti jūsų šeimas, kuriams davėte sirupą. Tad to daryti nerekomenduoju, arba tai daryti reikia vėlai vakare, kad nesukiltų vagiliavimas. Tiems, kas neturi galimybių pasigaminti sirupo patys, tai patariu sirupą pirkti šiek tiek brangesnį, nes tikriausiai ten ir kokybė bus geresnė, bet aš gaminuosi ir patariu jums sirupą pasigaminti patiems, todėl kad pasigaminę sirupą jūs tikrai žinosite, ką ten įdėjote, kokį vandenį įpylėte, kokį cukrų supylėte ir kokių priedų įdėjote. Kadangi negalima palikti lipčiaus medaus dėl jame esančių mineralų, tai dėl to paties priežasties mes negalime naudoti ir cukranendrių arba rudą cukrų, kadangi ten cukrus yra ne visiškai išvalytas ir jame yra gausu mineralinių medžiagų, o mineralinės medžiagos skatina bičių viduriavimą, sukelia neozomatozę ir tai nėra patartina naudoti ir nerekomenduojama ir nereikėtų. Vandenį sirupui naudojame paprastą, jeigu turite šalia tekančią upę, prūdą, ežerą, tinka vanduo puikiausiai, nereikia jo virinti, distiliuoti, galvoti, kad bitėms kažkoks reikalingas labai specialus vanduo. Bet vanduo reikalingas minkštas, kuo minkštesnis vanduo, taip galima ir rekomenduotina, jeigu tai nėra dideli kiekiai, vandenį išpravirinti, kad jame neliktų kalkių, jis paliktų minkštas, tačiau jeigu tokių galimybių nėra ir reikalingi dideli kiekiai, vandenį tiesiog pilame iš šulinio, iš upės, iš vandentikio, iš kur tik norite, tai neturi didelės esmės. Bičiuliai, naudokite virintą vandenį, bet nevirkite sirupo. Sirupą virti nereikia. Nereikia dėti į verdantį vandenį cukraus ir graibyti putų. To dalyko nereikia. Jūsų tikslas yra ištirpinti cukrų.
priklausomai kokia yra sirupo paskirtis, sirupo santykis gali būti skirtingas. Tai yra 1:1, 1:2 ir 2:3. Tai yra 1 kg cukraus, 1 litras vandens. Tai yra sirupas naudojamas bičių paskatinimui, ne pamaitinimui, bet bičių paskatinimui. Toks sirupas naudojamas vasarą, kai nėra medunešių, lietus lyja, o jūs padarėte šeimelė badauja, nesiūna korių. Tai tokį sirupą jūs galite padaryti, būtent pasiskatinti bites. 1:2 sirupas naudojamas yra, jeigu jūs maitinate bites labai vėlai rudenį, todėl kad tokiam sirupe yra mažiau vandens, bitėms reikės mažiau išgarinti vandens, jos mažiau nusalins. Tai yra mano mėgiamiausias sirupas 1:2, na, o 2:3 yra sirupas skystesnis, tinkantis realiai maitinti tiek paskatinimui bičių, tiek žieminiam arba vadinamam rudeniniam bičių maitinimui. Vienintelis skirtumas yra tas, kad 1:1, 2:3 sirupas gaminamas yra su šaltu vandeniu, gali būti laisvai gaminamas su šaltu vandeniu, o 1:2 tik su šiltu, gerokai šiltu vandeniu. Į sirupą galima dėti actą, žieminį česnako, pelyno, žolelių mišinių. Dėti ar nedėti, spręsti jums patiems. Mano įžvalga tokia, kad ar aš dėjau priedų ar nedėjau priedų, bitės lygiai taip pat žiemoja ir prineša tiek pat medaus. Ar joms palengvinti darbą ir tikėtis, kad jos geriau žiemos, tai manau, kad nepablogins jūsų įdėti priedai. O pelyno reikia dėti tiek, kad sirupe jaustųsi kartumas, česnako 10 kg cukraus apie 4 didelės skilteles išspausti, kitokių žolelių turbūt pagal receptūrą, tokias receptūras, kokias rekomenduoja pats gamintojas, kuris ir pardavinėja žoleles. O acto esencijos reikėtų dėti 100 kg, vienas buteliukas, tai yra 330 ml, 70% acto esencijos. Kadangi medus yra rūgštinis, o cukrus yra šarminis, sirupą reikėtų parūgštinti acto esenciją. Sirupo maišymas standartiškai trunka neilgai, jeigu tai yra šaltas vanduo įdaroma proporcija 2:3, tai sirupas trunka, tarkim, 1000 litrų talpą, išmaišyti trunka apie 1 valandą. Iš esmės, jūs paliekate įrenginį įjungtą, pareinate, tas sirupas būna visiškai išmaišytas. Na, o jeigu darote su karštu vandeniu arba su labai šiltu vandeniu, toks, kuris jau yra garuojantis, tai sirupas maišosi labai greitai, apie 10 minučių jūs realiai išgeriat kavą, sirupas išmaišytas. Jeigu lauke yra vėsu ir jūs norite, kad jums sirupą noriai bitės susineštų į lizdą, sirupą rekomenduotina truputį pašildyti, tada tokį sirupą bitės suvalgys labai noriai ir greitai. Jeigu bitės neima sirupo, yra kelios priežastis. Tai tikriausiai nėra motinėlės arba bičių šeima yra labai silpna. Pasitikrinkite motinėlę ir kitą tikriausiai sujunkite šeimą su kita silpna šeima, nes tokia šeima tikriausiai ir neturi perspektyvos peržiemoti žiemos. Skirtingi bitininkai naudoja skirtingus metodus pamaitinti bites. Tie, kas negaili pinigų ir turi nusipirkęs maitintuvės, tai maitintuvės tiesiog padeda ant avilių, kiekvienam aviliui turi maitintuvę ir naudoja maitintuvės sirupui supilti. O kiti bitininkai naudoja kibirus, maišelius, susipila, tiesiog tai yra jūsų metodas, kaip jūs norite sumaitinti ir kokią tiesiog turite įrangą. Jums reikia pasidaryti arba turėti maitintuvę. Patariu sirupą supilti tiek, kiek reikia pagal normas ir nemaitinti bičių tiek, kol jos ima. Jeigu jūs maitinsite bites tol, kol jos ima sirupą, kitos šeimos gali privalgyti labai daug.
užneš visą avilį, visą lizdą sirupu ir pavasarį motinėlė tiesiog neturėjęs kur dėti kiaušinėlių. Esu pastebėjęs, kad tokios šeimos lėčiau vystosi pavasarį, nes tiesiog fiziškai jos neturi vietos, kur dirbti motinėliai. Likusį sirupą galite susipilti į kibirus, į kitas talpas, į tokius buteliukus, kur aš naudoju. Laikykite jį, kad neužšaltų, vėsiai. Sirupas iš esmės galiojimo nelabai turi, bet jeigu jums liko sirupo, nesumaitinate viso, tą sirupą galima sumaitinti pavasarį iki kaulavaisių sužydėjimo. Tai tas sirupas jums tikrai pagelbės šeimų paskatinimui, kad jos greičiau vystytųsi.